Sveiki! Kviečiu kartu atlikti eksperimentą ir pirmiems Lietuvoje išbandyti dirbtinį intelektą atrankose. Kartu patikrinsim, ar dirbtinis intelektas gali palengvinti kandidato kelionę įsidarbinant bitėje. Čia darbo pokalbį? Naudodamiesi dirbtinio intelekto įrankius sukūrėme realias darbo pozicijas bitėje. Ir pasirinkome klausimus, kurie jau pirmojo interviu metu mums pagelbėtų patikrinti tiek asmeninės savybės, tiek ir darbui reikalingus įgūdžius. Nusprendėme, kad tinkamumą į šią poziciją vertinsime pagal profesionalumą, pozityvumą, komunikabilumą ir komandiškumą. Į kitą etapą kviesime dalyvauti tuos kandidatus, kurie visose kategorijose surinks 60% arba daugiau. Beje, visi kandidatai šios klausimus mato pirmą kartą. Žinok, labai sunkus klausimas buvo, aš nežinau, ką atsakyti. Dan? Ačiū. Jaudinis niekada nemažiau negu įdomus tikrai interviu. Tai yra patogu ir tai yra inovatyvu. Darbo pokalbis į vieną pusę. Jeigu įmonė neturi pusę valandos su manim gyvai pabendrauti, kad ir internetu, kad ir per kolą, galbūt ne tiek aš ir rūpiu tai kompanijai. Na ką, kaip ir kiekvienam eksperimente ateina tiesos momentas, labai smalsu apžvelgti rezultatus. Pažiūrėkime, kiek kandidatų iš 8 galėsime pakviesti į antrą atrankos etapą ir leisti vadovui su jais pasišnekėti. Esu nustebusi, iš tiesų nei vieno iš matytų 8 kandidatų dirbtinis intelektas nerekomenduoja pakviesti į pokalbį su vadovu. Žiūrėkim, kas yra pagrindinė priežastis, kodėl jie buvo atmesti. Hi, my name is Aurimas and currently I'm working in Bitė Lithuania as a head of B2B. Aha, matau, kad nei vienas iš kalbintų kandidatų nesurinko pakankamo įvertinimo komandiškumo srityje. Dirbtinis intelektas atmetė tiek vidinius kandidatus, kurie yra ilgamečiai bitės darbuotojai, darė karjeras ir netgi kai kurie iš jų vadovauja komandoms, ir išorinės kandidatės, kurios taip pat gali didžiuotis puikia darbo patirtimi, visų jų komandiškumas buvo įvertintas mažiau negu mūsų nusimatyta 60% riba. Taigi manau, kad kandidato kelią atrankos metu ateinant į bitę ar į kitą kompaniją dirbtinis intelektas šiandien dar nepalengvintų, o galbūt kaip tik pasunkintų. Taip pat pasunkėtų ir atrankos specialistų darbas, nes visų 8 kandidatų įrašus, jų virtualų darbo pokalbį aš norėčiau peržvelgti dar sykį ir įsitikinti, galbūt dirbtinis intelektas neįžvelgia to, ką įžvelgs mano žmogiška akis.